Jos vadyba man šiandien jau skambina. Ir per Renatos dėką. Gerai. Papasakau, kad į kitą kabiną. Tu papasakau, kad į kitą kabiną nuėjai pas kitą kolegą. Nu ir kas? Nu. Tai va. Darbą nebeturim, viskas. Šią savaitę ko gero grįšim, nes jau nebe pirms karts, kaip einva kabinės, prie žmonių, karočiai, nu visi žmonės jau vairuotojai skundžias, taigi į ofisą. Nu, gražiai. Dabar reikės dabar pirkti bilietus, ko gero šį savaitgalį pargrįšim, aš paskui vėl skrisiu atgal, reikia daiktus susidėti, nežinau, išmest lauką, nežinau, kažką reikės daryti. Tai va. O kur sakė tave, aš įteis COVID vadybą? Nu, vadyba skambina. Nes, jo, nes, nu, blemba, Renata, taigi čia čiūdinos, taigi, blemba, vairuotojai tai mato, pilna aikštelė mūsų vairuotojų. O ką čiūdinos? Nu, o ką čiūdinais, nu, tai va, paimko, vadybai, tau rytoj Aivars paskambins, pamatysi. Sakė, sužiūrės vienu žodžiu rytoj, vienu žodžiu sužiūrės darbus, žiūrės, kaip greičiau, nahui, parsiųsti į karočią Airiją ir viskas, darbo nebėra. O gražiai. Bet ir gerai. O gražiai. Bet ir gerai. Nieko, vadyti kokius paskūtų pijokau. Aš tai nepijokauju, aš žinau, kad reikia važiuoti, aš vasėdžiu, aš net į lovą neinu gulti, nes atsistojus mane iš kojos pirinu, tai blėdi. Ką man daryti? Va, aš sėdžiu ant kėdės, naktį išmėgoju ant kėdės ir dabar ant kėdės va mėgosiu. Klausykit, kad jūs žinau, kad negali. Klausykit, kad jūs žinau, kad negali gerti kūrės. Aš jau sutim, ką nors, taigi ein bamba dauža čia, blėd, rankos. Aš jau naku iš šūdą rankų nekišiu, tikrai, blėd. Vakar manęs nemušai? Ai, tik nebesvaig, blėd. Vakar manęs Tu nemušai? pasižiūrėk, blemba, į savo kojas irgi. Ką? Apsiramink, eik gulti. Termatas nedaryk. Nedutruk. Jau pridarė,